Kai darbas teikia neapsakomą malonumą. Neįsivaizduoju, kas gali būti malonesnio daugiau koks darbas. Na, nebent sienų dekoravimas, piešimas, dekupažo dėjimas, bet dažymas kažkas tokio vau. Nenusakoma malonumo, netgi senos kėdės ardymas, šlifavimas jos, paruošimas darbui, kiekvieno vinuko ištraukimas. Tai toks neapsakomas malonumas. Turbūt žmogus tik tai mylėdamas savo darbą gali atlikti jį labai labai gerai. Sakoma, kad darbas turi nejausti, kad dirbi. Kad tai turi būti džiaugsmas, malonumas, šventė. Tai man taip ir yra. Dažyti, dekoruoti sienas, daryti reljefinius paveikslus, dėti dekupažą, daryti rankdarbius. Tai nenusakomas džiaugsmas, malonumas, siela atgaiva. Na irgi negražu. Kai iš rudos baisios kėdės virsta į baltą gulbę.